Praėjusį trečiadienį pradėjome pasakoti apie Maltos ordino pagalbos tarnybos savanorių lankomus, slaugomus ir maitinamus vienišus, ligotus, pagyvenusius žmonės visoje Lietuvoje. Aš viena kaip pirštas viena. Šiuo metu projektas Maistas ant ratų vykdomas 15 Lietuvos miestų. Pradžioj, kada pasiūlė sriubą man, socialiniai darbuotojai, mane liktai įžeidė. Kaip čia dabar gali būti žmogus visą gyvenimą pradirbęs ir uždirbęs pensijai, dabar tau kažkas tai malonės, nes mano charakterį aš visada kažkam padėdavau. O dabar atėjo laikas, kada man reikia padėti. Niekada nežinai, kada ateis tas laikas. Tai be sriubos tiem žmonėm yra labai svarbu dar su kažkuo tai apskritai susitikti, pasikalbėti, kadangi ne vienas jų neturi galimybės išeiti iš namų ir visas jų gyvenimas ir apskritai pasaulis apsiriboja tais keliasdešimt kvadratinių metrų, kuriuose jie gyvena. Dar ne taip seniai, kol buvo sveika, Vanda mėgo keliauti, važiuoti į svečias šalis. Po pirmojo insulto prieš 5 metus pasikeitė viskas. Po to dar 2 insultai. 1,5 metų nesikėlė iš lovos, negalėjo kalbėti. O dabar eisiu ir pašoksiu ir padainuosiu. Atsiprašau, nežiūrėkite. Man sunku vienai gyventi, nieks pas mane ne draugų, neturiu nieko. Mantas prasitarė, kad beveik kiekvieną mėnesį su vienu iš lankomų senelių tenka atsisveikinti. Čia toks pasakymas. Ką tai reiškia? Supranti, kai durų niekas nebeatidaro. Bendrauji, kalbėsi, jis domisi tavo gyvenimu, jis šypsosi, juokiasi, kažką tai pasakoja, atsisveikini iki kito karto, klausia, gal žinai, kokią sriubą atveši kitą kartą. Ir ateini norėdamas pradžiuginti, kad vėl bus burokėliai, kuriuos ta ponia labai mėgo visą laiką. Ir tiesiog nebeatidaro durų. Arba sužinai, kad to žmogaus nebėra ir beprotiškai sunku persiorientuoti ir suvokti, kad Padovanokite jiems savo lėkštę sriubos. 1416 2 litai, 1418 10 litų. Juk kiekvienas kam nors esame skolingas neįpiltą lėkštę sriubos.